Sveiki. Na ką, išgirdom naujieną. Valdantieji pranešė, kad Gabrieliui Landsbergiui pagaliau po tiek laiko supratus, kad jo niekas nesiruošia teikti kaip kandidato Europos komisarus, pasiūlė antrą kandidatūrą. Ir toji kandidatūra yra gerai žinomas politikas, kuris jau ne vienerius metus dirba Europos parlamente, tai yra buvęs premjeras Kubilius. Ir jau susilaukiam komentaro, kaip mes vertinam šitą kandidatūrą. Tai aš pabandysiu labai trumpai pasakyti tokį pirminį vertinimą. Tai pirmiausia, gal pradėkim nuo to, kaip ta kandidatūra buvo pranešta. Turbūt visi prisimenam premjerės žodžius, kad nespauskit manęs, pranešiu visiems vienu metu. Ir šiandien girdim, kad net nebuvo susirinkusi valdančiųjų koalicinis susirinkimas ar taryba, ar kaip ją bepavadinsi. Ir ta kandidatūra jau yra aptarinėjama viešai, net nesutarus su koalicijos partneriu. Tai reiškia, kad visi tie pasakymai, kad visiems bus pranešta vienu metu, juo labiau išgirdus, kad tam jau pritarė prezidentas šitai kandidatūrai, yra nieko verti. Tai reiškia, politinė kultūra niekaip nepasikeitė. Pirmiausia, kažkas sugalvojo, kažkas su kažko suderino, net patys valdantieji ne visi žinojo apie šitą kandidatūrą ir dabar jau jinai yra aptarinėjama viešai. Ar jinai yra geresnė negu Gabrieliaus Landsbergio? Pajokaudamas pasakysiu, kad čia yra toks savotiškai konservatorių turbūt patrolinimas visiems. Jums netinka Gabrielius, tai šekit jums Kubilių. Jeigu lyginti šitas dvi kandidatūras, turbūt niekam nekiltų klausimo, kad Andrius Kubilius yra neabejotinai ryškesnė, labiau patyrusi politinė figūra negu Gabrielius Landsbergis. Bet kodėl aš taip pajokaudamas pasakiau, kad nenorit Gabrieliaus, imkit Kubilių, man tas juokas kyla dėl to, kad aš labai abejoju, kad Lietuvos žmonės ir politikai yra užmiršę, kas yra Andrius Kubilius. Kas buvo nuveikta jo premjeravimo metu. Ir aš labai abejoju, kad Lietuvos visuomenė ir politikai yra pamiršę jo krizės valdymą, kabutėse sakykime valdymą. Ir manau, kad dažnas pensininkas Lietuvoje žagtelį išgirdęs šitą politiko pavardę, prisimindamas antikonstitucinius pensijų sumažinimus ir panašius dalykus, kurie buvo vadinami krizės valdymu. Tai man atrodo, kad tai nėra tikrai geras ar jo labiau idealus pasirinkimas. Taip, jis šiek tiek yra turbūt geresnis negu Gabrielius Landsbergis. Geresnis, ko gero, jau tuo, kad susilaukia palaikymo iš prezidentūros. Tai reiškia, yra kažkoks mažesnis turbūt politinis konfliktas, bet kaip ir minėjau, kandidatūra net nėra suderinta su koalicijos partneriais. Tai politinės kultūros prasme niekas nepasikeitė. Ir tenka turbūt apgailestaut, kad konservatoriai, kurie labai dažnu atveju kitom partijom priekaištaudavo, kad neva tai jom stinga politinių kadrų, patys šituo sprendimu pademonstruoja, kad jie tų politinių kadrų matyt patys nelabai ir turi. Ir nelabai turi iš ko rinktis. Tai toks galėtų būti komentaras, tikrai sudėtinga vertinti, kokio palaikymo sulauktų ar nesulauktų Andrius Kubilius Europai. Manau, kad pamatysim tą labai greitų metu, ko gero gal išgirsim ir komisijos pirmininkės vertinimą, kaip tai atrodytų, bet jeigu į tokio komisaro rankas pakliūtų dalykai, kurie yra susiję su socialinė politika, turbūt galim nuspėti, ko Europos jau dabar ne tik Lietuvos žmonėm, bet Europos žmonėm galima būtų tikėtis ir laukti. Ir manau, kad tai nebūtų pati geriausia prognozė.